bėgo į vas. Bus dar šau. Jūs irgi taip darot, kad iškratytumėt vandenį iš ausų. Grįžome į savo palapinių miestelį. Buvom išėję netoli, čia nuo kalno nulipę, atsigerti kokteiliukų, nes ten gera muzika groja. Grįžome į palapinių miestelį ir visi rūko žolytę. Tikri hipiai čia gyvena. Pinėje turime lovą, turime vėjelį, žvejo kėdutę, turime elektros laidus prailgintuvus, lempą, kilimą, bardaką. Esam Hip-Hi saloj. Belė koks karštas. Ne miestelį, belė kaip karšta. Man atrodo, aš to atsijungsiu nuo karščio. Belė kiek žmonių. Čia kai eini tą miestelį, tai oro net nėra. Kom kvėpat ir smirda viskas labai. Bet trumpam užsukom pinigų išsikeisti ir varom į private spotą, kur nėra žmonių. Dabar kas į uostą dar reikia pasilaukti. Jo, reikia uostą. Kol varysim į vietą. Tikiuosi, ten nebus daug žmonių, bet bus namukai prie pat jūros. Tai jo, varom į uostą, palauksim laivuko mūsų ir varysim ten. Kadangi žiauriai karšta, o pilna 7-Eleven, atėjom tiesiog atsivėsint 7-Eleven. Tiesiog pasivaikščiosim. Nieko nepirksim, bet tiesiog vaikščiosim. Nes čia kondiškės labai gerai veikia. Lagaminus tiesiog vadai vežioja iš laivo į viešbutuką tiesiai. Belė koks postas, belė kiek žmonių. Kaip tu šitas chaosas? Grynas chaosas, vienas žodis, chaosas. Žiūrėk, kiek ten žmonių. Dar eina iš tiltelio, per tiltelį. Ir pastoviai judesys, pastoviai. Plauksim su tokia valtelė. Labai karšta. Karšta? Labai karšta. Bent jau stoką gavom, turėjom išplaukti prieš 20 minučių. Įleido prieš 5 atsisės po stogu. Kai jau laukiam saulei. Nes visur grina tiesiog saulė. Kaip ir nefaktas, kad mes išplauksim greitai. Nes kažkas paliko savo kažkur daiktus ir neberanda.
Man tai baisus su tokiais plaukti. Normaliai. Viskas čia gerai. Aloha people, finally we're here. Atvykome į savo namelį. Mūsų namelis atrodo taip, kaip ir kiti. Ten yra jūra, minimaliai matosi. Turim tokią terasą. Lova. Čia turim tualetą. Paprastai. Trumpas story time. Tai turėjom iš Puketo plaukti į Phi salą. Šiaip atvarėm belė koks ten zavalas buvo. Tada iš Phi tos salos, what the fuck. Tada iš Phi salos turėjom nuplaukti iki šito resorto ir mus pusvalandį laiko plukdino. Jo, kažkur. Resorto vežėjai, plukdintojai, taksiorai, nežinau kaip čia įvardinti. Tai visai ekstrem buvo, smagu, bet baisu, nes jūra labai banguoja, o plaukiam su netikrų laivų. O kaip netikrų, ten jų ten išsitimas. feikas, sustatyta, bet kaip. Žodžiu, ir atvarėme labai fainą. Bet turėjom tokį dalykėlį, kad čia mūsų paskutinės 3 dienos ir mes skrendam į Bankoką ir iš Bankoko pradedam savo kelionę namo į Vilnių. Bet Mes neskrendam. Bet turėjau nupirkus skrydį iš Puketo į Bankoką, bet jį atšaukė. Jau kelionės vidury ir dar negrąžino pinigų. Per Super Saver pirkau. Ir šiaip ten kažkoks šūdas, nes pirkau ir iš Bankoko skrydį į Puketą ir po to iš Puketo į Bankoką atgal. Ir abu skrydžius kažkodėl atšaukė, bandžiau su supportu susirašyti, bet supportas ten baisiai grybauja. Sako iš pradžių, kad skrydis neatšauktas, atsiunčia patvirtinimą, tada aš sakau, tai kodėl jūs man rašėt, kad atšauktas, bet galiausiai vis tiek pasako, kad skrydis visgi atšauktas, nors patvirtinimą atsiuntė. Tai žodžiu, gavosi taip, kad abu skrydžiai buvo atšaukti, bet pirmo nepasinaudojom, nes tiesiog susifeilinom su skrydžiu per Indiją, tai ten tiesiog atskirai pirkom bilietus, o dabar neturėjom skrydžio į Bankoką. Ir šiaip skrydžiai kainuoja žmogui čia apie 3 eurų. Bet kadangi paskutiniam dienom bandėm žiūrėti bilietų, tai iš vis, ta prasme,
bilietų kaina išaugo iki 200 eurų. Už 2 asmenys. Tai vienam asmeniui nuo 100 eurų bilietai, kas yra žiauriai brangu. O mes likę be pinigų, nes išleidom visus pinigus, kai staigiai pirkom kelionės pradžioje bilietus, kad tik nuskristi į Tailandą. Tai radom, žodžiu, autobusą, kuris veš mus iki Bankoko už 23 eurus žmogui. Tai tikiuosi, kad viskas okei neatsišauks, nes labai daug streso tie atšaukinėjimai sukelia. Nu ir žodžiu, ir važiuosim apie 13 valandų su autobusu iš Phuketo į Bankoką. Bet dar iki to mūsų laukia pusvalandžio plaukimas atgal į Phi Phi uostą, tada iš uosto į Phuketą, iš Phuketo į terminalą, iš terminalo važiuosim į Bankoką ir tada iš Bankoko skrisim atgal namo. Ir turėsim gal 5 tarpinius skrydžius, man atrodo. Tai va. Kadangi šiandien miegam namelėje, kuriame pilna tarpų, netgi čia, tarkim, grindys, nu dabar nesimato, bet jos yra su tarpais. Tiesiog jo easy gali visokie vabalai praskrist. Tarantulas, gyvatės. Gali ir driežiukas užeit. Tai turim išsiskleisti tokį nuo vabzdžių tinklą. Man labai sunkiai sekasi, nes nežinau, kaip jis neveikia. Su šviesa. Čia nebėra šviesos. Čia gal šviesa. Va. Kaip sekasi? Sunkiai. O. Kaip romantiškai. Šitą gal reikia nuimti? Ką? Šitą. Va yra instrukcija, kaip reikia uždėti moskvaitą net. Tai reikia būtinai sukamšyti, kad nepraskristų joks sodas. Nes va, pavyzdžiui, čia yra tarpai, čia va, yra tarpai iškart į lauką. Nu, bet aišku, tamsuoji nesimato. Jeigu nueitumėm į tualetą, va, pilna tarpų. Nes tiesiog medinės lentelės sudėtos. Šiaip čia net nėra kondicionieriaus, turim tik ventiliatorius. Lama, čia kaip kokie karaliai miegosim. Tikiuosi. Kaip pagaliau užsimiegosim. Nu, nes prieš tai miegojom palapiniai. Na, aš bent jau tai nemiegojau šią naktį visai, nes buvo labai karšta. Porai valandų ryte užmiegau. Labai reikia dar čia užkimšti. Miegosim kaip karaliai. Blemba, kas čia per skylė? Čia tai skris sodas. Skris tikrai. Šitą skylę. Oho. Nežinau, gerai. Čia visur tų skylių pilna. Cozy. Kas ten vabalas šuks? Kur? Ant pagalvės. Juoda dėmė. Čia? Mhm. Negyvas. Nu ir kaip visada pamirštam atsisveikinti dar tokie ir vlogintojai, tai iki.